Žiniasklaidos vaidmuo ugdant kritinį jaunimo mąstymą. Tokia tema ir yra klausimas, kurį parašė žiūrintis nuotolinę transliaciją. Daug kalbate apie tarptautinį atsaką, o ko imasi Lietuvos institucijos ir portalai? Tai čia pirmiausia kreipsiuosi į tuos žmonės, kurie dar nekalbėjo, į portalų atstovus, o po to turbūt jau Ilma jums reikės čia atsakinėti. Rasa, prašau. Labą dieną visiems. Labai gerai, kad išklausiau porą pranešimų. Truputį dar susidėlioja mintis. Tai ir pranešimuose, ir mūsų gyvenimo realybėje yra taip, kad žiniasklaida, ta tradicinė žiniasklaida, turinti savo struktūras, redaktorius, redakcinę atsakomybę, įstatymus, etikos kodeksus, tiek vidinius, tiek bendrus visai mūsų rinkai, nebeturi informavimo monopolio. Ir tai mes matėme iš pranešimų, nes naujasis redaktorius yra algoritmas ir jis labai sėkmingai pavedžioja ir vaikus, ir paauglius, ir suaugusius po klaidžius labirintus, siekdamas savo verslo tikslų. Žiniasklaida iš principo nėra valdoma algoritmais. Žiniasklaida yra žmonių pasirinkimas. Ir tai yra mano atsakymas į klausimą, ką daro žiniasklaida. Tai žiniasklaida pirmiausiai daro tai, kad sprendimą priima ne dirbtinis intelektas, ne algoritmas, o žmogus ir dažniausiai ir beveik visada ne vienas žmogus, kaip atrodys skelbiamas turinys, kada ir kurioje vietoje jis bus padėtas. Ir žiniasklaidos išskirtinumas nuo socialinių tinklų arba platformų ir yra tai, kad kai ateinate jūs į žiniasklaidos, galiu iš Delfi kalbėti, nes kitų kanalų vidinės virtuvės nežinau, ateinate tarkime į Delfi, jūs matote redaktoriaus ranka pakeltą turinį. Tai reiškia, kad pirma pozicija bus tokia todėl, kad tai nusprendė redaktorius, o ne algoritmas pagal tai, kaip jūs įtraukti. Tai gerai, tai ar blogai, čia yra diskusija, nes tai dabar jau skamba kaip dinozauriškas santykis su informacija ir be abejo žiniasklaida turi įrankius, kur stebi, kaip ką skaito ir panašiai, bet žiniasklaida iš principo turi žmonių atsakomybę, redakcinės struktūras, sprendimus, tai vienas dalykas. Antras dalykas, mes esame vietinė žiniasklaida, mes čia gyvename, mes esame lengvai pasiekiami ir problemos, kurios iškyla, sprendžiamos čia ir dabar ir jos iš tikrųjų yra sprendžiamos. Tai turbūt mano toks būtų atsakymas trumpai. Aistė. Sveiki. Taip. Na ką, mes su LRT iš tikrųjų dirbam keliais frontais. Tai vienas frontas, aišku, irgi, ką jau kolegė minėjo, bet aš galbūt neišsiplėsiu, nes pati nedirbu naujienų redakcijose, bet kitas gal svarbus dalykas yra tai, kad mūsų žurnalistai nuolatos keliauja į mokyklas, kalba apie dezinformaciją, kalba apie melagienas, daro pamokas, galima parašyti mūsų žurnalistams, jie atvyks į mokyklas, papasakos. Kitas toks svarbus darbo frontas yra tai, kad mes iš tikrųjų dirbam su pačiais paaugliais ir vaikais. Mes kuriame kartu su jais laidas, kalbam apie tas temas, diskutuojam. Pavyzdžiui, turime paaugliams skirtą tinklalaidę, kurioje jie patys diskutuoja. Tai kviečiame specialistus ir dirbtinio intelekto specialistus ir jie aiškinasi tą temą. Ir gal trečias irgi svarbus momentas, ką visai neseniai pasitvirtinome, mes taip pat aišku laikomės tų BDR taisyklių ir taip toliau, bet visai neseniai su psichologais iš Paramos vaikams centro pasitvirtinome tokias bendravimo su paaugliais gaires, kurios skirtos tiek visiems mūsų prodiuseriams, kurie dirba su jaunimu ir vaikais, tiek patiems paaugliams susipažinti, kur mes įsipareigojame ne tik tais, žodžiu, kaip paprastai BDR, žodžiu, tose sutartyse suteikiamas leidimas ten ar filmuoti, ar fotografuoti ir taip toliau, bet taip pat mes įsipareigojame ir suteikti jiems saugią aplinką, kad jie bet kada galėtų nutraukti filmavimą, kad jie būtų susipažinę su tuo, kaip išeina, tarkim, kažkoks tai turinys su jais, jeigu yra kažkokios reakcijos į tą turinį, ar nežinau, ar neigiamos reakcijos, ar kažkokie neigiami komentarai, kad jie, kur jie gali kreiptis, kaip mes, žodžiu, turim kokius algoritmus tam, kad vėliau galbūt svarstytumėte, ar tą turinį pašalinti, ar trinti komentarus ir taip toliau. Tai, žodžiu, daug tokių apsauginių elementų, kalbant ne tik tais apie tos vartotojus, žiūrovus, bet taip pat ir apie paauglius, su kuriais mes dirbam ir kurie tampa to turinio dalimi. Donatai, jūs dar pratęskit ir tada aš dar vieną klausimą jums visiems irgi papildantį tokį užduosiu. Sveiki, tai kad nekartoti tų dalykų, tų pačių, žinai, tai, nes tai yra žurnalistikos standartai ir žiniasklaidos veikimo, tai aš manau šitoj temoj
mūsų misija turėtų būti šito klausimo kėlimas į viešą erdvę. Tai yra to didelio eksperimento, kuris vyksta su mumis, su mūsų vaikais, kur pasiekmių dar tik pradedam suvokti, o psichinės sveikatos pasiekmes vaikų matysime, jau bylą matėme, bet faktas, kad tai bus ir man visoje diskusijoje buvo įdomu, nes aš pats neapsisprendžiu dėl to draudimo socialinių tinklų, bet manau, šitą temą irgi reikia aktualizuoti ir Kur linksta tas nuomonė labiau drausti ar ne? Nes čia tikrai bus rimta diskusija, mano supratimu, ir ji turi būti rimta šitoje vietoje. Interneto žiniasklaidos asociacijų diskutavom šito klausimu ir mes atrodo būtumėm linkę palaikyti draudimą socialinių tinklų iki 16 metų, nes kad ir kaip mes įsivaizduojam, kad priversim algoritmus dirbti mums, bet iš tikrųjų jie visada dirbs savo, nes pagrindinis tikslas išlaikyti mus izoliuotos prie ekrano. Ir ten tikrai nėra sociali erdvė, tai yra asociali erdvė, tai mes esam kažkur, bet tik ne čia ir ne dabar. O ką kiti kolegos jūs manote apie tai, nes tikrai įdomu. Ir kaip išvengti tada tų tokių, nežinau, rizikų ieškoti aplinkui, nes jeigu bus noras, tai tikrai bandys surasti. Visi turbūt prisimenam savo paauglystę, jeigu mums kas nors drausdavo, ką nors, tai mes ten vis tiek rasdavom kelių, kaip padaryti vieną ar kitą dalyką. Prašau, Aiste. Tiesa, kad ieškom, bet faktas tas, kad tikrai būtų mažiau. Lygiai tas pats, kaip, pavyzdžiui, su torrentais. Kažkada turbūt prisimenate, kad visiems būdavo normalu siųsti torrentus, bet tada kažkaip atsirado tos mokamos platformos ir taip, turbūt dar yra tokių žmonių, kurie siunčiasi, bet jau tikrai daug prieinamiau ir paprasčiau daryti tai legaliai, tada, kai tu gali tą padaryti. Tai aš irgi klausiu vis paauglių, kurie pas mus ateina, ar jie sutiktų su tokiu, įstatymu, kur būtų galima socialiniam medijom naudotis nuo 16 metų, tai galiu pasakyti, kad visi, kuriems iki 16 nesutinka, o visi tie, kuriems virš 16, jie net ir patys sutinka ir supranta to prasme. Tai nepaisant to, kad pas mus irgi yra nemažai turinio, kuris kaip ir yra orientuotas į vaikus iki 16, dėl to, kad jie yra dabar internete, mes vis tiek turim tokią situaciją, bet aš asmeniškai tai būčiau už draudimą. Aš irgi lygiai taip pat kaip Donatas svarsčiau ir pati savo vis negalėjau atsakyti, nes nesu šiaip labai didelė draudimų šalininkė iš principo, bet paskui pagalvojau, kad vis tiek mes turime formuoti standartą. Ir standartas taip turėtų būti, kad kaip ir, tarkim, alkoholio vartojimas, rūkimas ir daug kitų dalykų, kurie kenkia žmonėms, yra tam tikras standartas, nuo kada tai, gerai, valstybė sako, spręsk pats, kaip tu elgiesi. Ir šiuo atveju algoritmais grįsti socialiniai tinklai turėtų būti reguliuojami pagal tam tikrą standartą, mano nuomonė. Taip, čia ir atsiranda kita problema, kad paaugliai yra žmonės, kurie, maištingiausias žmogaus gyvenimo laikotarpis. Ir jie jau tikrai viską moka patys padaryti ir rasti būdų gauti draudžiamų dalykų, jeigu jie tikrai kažko nori. Čia turėtų būti tada, mano vertinimu, kažkoks kartu keliaujantis didelis informacinis paketas, kai, tarkime, draudimas įvyksta, nes taip, aš irgi dariau ir savo mikrotyrimus ir aš daug žinau, ką galvoja paaugliai apie tokius planus. Tai akivaizdu, kad jie nesužavėti tiem, kuriem yra iki 16 ir jie tikrai, juo labiau, jeigu jau dabar naudojasi, tai tikrai ir bandys daryti, kad naudotųsi. Tai turėtų tada eiti kartu, nes jie yra šiaip gera karta. Aš dirbu ir su studentais ir šeimoje turiu paauglių mąstanti kartą. Ir jeigu tu paveiksi, sakydamas tai, kad o žiūrėk tą galima nuveikti, o žiūrėk tą. Turiu omeny, kad tu surasi būdą juos užnorinti, atsitraukti nuo to algoritmo ir padarysi tai cool, nesinaudoti, ten nebūti tame šiukšlyne, nes, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto sukurti vaizdeliai, tai, kiek aš jaučiu iš savo vidinių tyrimų, tai nežavi jų, tai nėra prastas turinys ir jie to nežiūri, jie, kitus dalykus, nes čia jau tas visai nesusipratėlis, tik tai žiūri tos ten kačiukus dirbtinio intelekto parengtus. Tai jeigu kažkaip mes sugebėtumėm apsukti tą komunikaciškai, kad čia viskas super faina, kad taip ir gerai, tai galbūt ir būtų net sėkminga, nes aš labai laukiu Australijos tyrimų duomenų, kiek paauglių iš tikrųjų nebesinaudoja. Aš mačiau tik pirminius straipsnius žiniasklaidoje ir bus labai įdomu pamatyti tikrus, tokius netikrus, bet tokius jau rimtesnius, ilgesnio laikotarpio tyrimus.
Dar vienas klausimas, reaguojant į Jovitos informaciją, kuri buvo tikrai labai įdomi ir tas tarptautinis, ar ne, atsakas ir ką daro, kokios yra bylos, apskritai kokie procesai vyksta. Man vienas momentas toks užstrigo, interneto platformos baudžiamos už tai, kad jos neatsakingai, nepakankamai apsaugojo nuo žalingo turinio ir va čia dar norėčiau, kad iš žiniasklaidos bendrovių šiek tiek to pamastymo ir komentaro būtų. Netgi dėl tokio dalyko kaip N18, ar ne? Nu, ta prasme, turinys, kuris tik tai nuo 18 metų. Žiniasklaida yra turinio, kuris žymimas tokiu principu. Tai dabar pagal tai, ką jūs pasakėt, nepakanka. Bet čia gal dar... Nes yra, pavyzdžiui, kažkokia tai informacija, kuri, nežinau, ten smurtinio pobūdžio nusikaltimas ir jūs žiniasklaidos platformos žymi N18, bet jeigu žiūrėti plačiau ir pagal tai, kas vyksta, va, tie procesai, apie ką Jovita kalbėjo, tai kaip ir neužtektų to. Tai įstatymas vėlgi pareigoja ir nepilnamečio apsaugos ir visuomenės informavimo įstatymas, kokia informacija gali daryti poveikį neigiamą paaugliams, ne, ir taip ir visi dedam tos vartelius. Ir tas viskas aišku, bet to panašu, kad neužtenka, nes paspaudžiau, kad man 18 ir žiūriu toliau. Na taip. Bet čia dar turbūt gilinantis būtų svarbus momentas tos sisteminės rizikos, ar ne? Kad tas pornografijos portalų populiarumas vaikų tarpe yra didžiulis ir jie tikrai žinojo, kad tai vieni iš jų tokių smurtinio turinio, ko gero, ne tik pornografijos šiuo atveju. Taip. Ir tai yra sisteminių rizikų klausimas, kiek platformos arba tokie portalai žinodami, kad tai yra viena iš jų auditorijų ir kad tai yra reali rizika ir žala, kiek tai žinodamos imasi pakankamų priemonių. Tai čia turbūt klausimas, vertinimas, ar ne? Sutinku ir ta programėlė turbūt galėtų būti išeitis, tik tai kaip pagal portalų auditorijos išsidėstymą, tai, žinokit, žmonės iki 16 ar ten yra tikrai labai mažas procentas. Gerai, bet yra ta pati informacija socialiniuose tinkluose, kur apskritai nėra turbūt ten 18 ir bent jau ten kažkokią antraštę. Ir netgi mes esame apie tai diskutavę žiniasklaidos bendruomeniai, kad žiniasklaida turi prisitaikyti prie socialinių tinklų ir netgi modifikuoti informaciją pagal socialinių tinklų specifiką. Tai ten jau nėra jokios programėlės ant N18. Nėra jokios programėlės, bet žiniasklaidos turinys, palyginus su necenzuruotų turiniu socialiniuose tinkluose, tai čia aš nežinau, kaip palyginti audrą su kokiu nors visą griaunančiu uraganu. Dėl to, kad, tarkim, aš galiu pasakyti palyginimą, galbūt ne visai tinkamas susijęs paaugliais, bet nes, sakau, turinys su paaugliais susijęs apskritai žiniasklaida yra suaugusių žmonių, tradicinė žiniasklaida labiau suaugusių žmonių šaltinis informacijos. Klausimas, kodėl ir ar taip turėtų būti, čia jau kita tema. Bet, tarkime, yra karas Ukrainoje ir socialiniuose tinkluose yra nefiltruoti vaizdai iš karo vietų, ne? Turbūt visi esame tai matę. Žiniasklaidoje net ir su N18 tokių vaizdų nėra. Suprantat, nes yra etikos standartas, tu negali dėti tarkim, karo lauko vaizdo neužblūrindamas tam tikrų baisiausių vietų, net ir su mes ir nenorim to dėti, turiuomenį. Ir čia apskritai galioja visiems turiniams. Tai ką aš noriu pasakyti, kad žiniasklaidos N18 tai net nėra arti to, kas yra ne N18 socialiniuose tinkluose. Vėjūnė, iš tos tokios tyrimo perspektyvos, kaip atrodo visa ta situacija, ką kolegos kalbėjo apie tą turinį, apie apsaugą, ar pakanka į tą praktiką žiūrint tarptautinę, kas tikrai labai geras toksai pavyzdys, pasižiūrėti, kur kiti, kas yra daroma ir kur dar galima galbūt kažkokius įrankius papildomus surasti. Tradiciniuose kanaluose, sakyčiau, nėra ta problema tokia didelė, kaip ir minėjo, ir iš tikrųjų to turinio atrasti dar reikia ir pasistengti, ir vaikai prie jo, tikėtina, kad neskaito tų publikacijų. Jie juos pasiekia per socialinius tinklus galbūt labiau. Didesnė grėsmė, gal sakyčiau, yra tie dirbtinio intelekto naujienų portalai, kurie dabar populiarėja ir jie atsiranda be jokio redaktoriaus, be jokio darbuotojo, tiesiog skirti reklamai. Ir jie pilnai sukuriami dirbtinio intelekto nuo iki, tai ten ir dezinformacijos, ir misinformacijos, ir ko tik tai nori pilna, ir vaizdų, ir žalingo turinio vaikams labai daug. Tai jeigu jie turėtų prieimą prie to,
tuomet jau galėtumėm kalbėti apie didesnės grėsmės. Su tradicinė žiniasklaida dar, sakyčiau, Lietuvoje tikrai nebloga situacija. O tas tokia bandymas, sakykime, vis tiek žiniasklaida negali atitrūkti nuo socialinių tinklų ir tikrai, ką mes ir kalbėjom, tas turinys pakliūna ir ten, jis turi būti šiek tiek modifikuotas, pritaikytas socialiniams tinklams. Ir man atrodo, ar jūs, ar kažkas čia pasakė tą skaičių, kad visgi jaunas žmogus informacijos ieško socialiniuose tinkluose. Taip, jūs sakėt, Ilma. Tai va čia iššūkis yra ir tame pačiame informacijos pateikimo kontekste. Ir apskritai vartojimas padidėjęs informacijos 28%, ką Ilma pasakė čia pačioj pradžioj. Kiekis informacijos nevartojimas, o kiekis. Kiekis, atsiprašau. Tai diskusija vyksta žiniasklaidos bendruomenė, nes iš tikrųjų patekdami į socialinius tinklus, mes irgi, kaip ir vartotojai, patenkame į tos pačius algoritmus, kur deivė skirsto atlygį ir atlygis yra ateima į portalą, kas virsta pinigais. Ne? Tai ta diskusija vyksta ir idealiam pasauliu visi susitartumėm. Šiandien nebeplatinam policijos pranešimų apie savižudybės, ne? Ir visi nustojam tą platinti. Bet ar tai irgi gerai, tai va irgi klausimas. O algoritmai kaip mus užsuka ir ką vartotojai, galva guldau, kad mano socialinis tinklas 15 minučių ir jūsų 15 minučių atspindėjimas yra visiškai skirtingi. Nes 15 minučių yra ir kultūra, yra ir verslas ir viską, bet užtenka vieną kartą pakrapštėjai kažką ir paskui tau jau ateina, kad tu liktum tam socialiniam tinkle, net nekeliautum į 15 minučių portalą. Tai dabar grįžtam dar į pradžią, į tą klausimą, ar ne, ką institucijos gali šitoje vietoje padaryti ir gal norėsis ir pakomentuoti, ką išgirdot. Tai pirma, ką mes galim padaryti ir ką darom, tai nuolat kasmet keliam įvairias temas, apsibrėžiant, kas yra aktualu vaikams, kas yra aktualu paaugliams ir kas aktualu yra tėvams. Tai aš taip girdžiu, taip noris vis sureaguoti apie vaikų draudimą iki 16 metų socialinių tinklų, bet man taip noris grįžti prie to, kad ir dabar vaikai negali naudoti socialiniais tinklais iki 13 metų. Ir aš galiu jūs patikinti, kad šis draudimas nėra įgyvendinamas daugelį vaikų. Kur aš lenkiu? Lenkiu link to, kad smurto prieš vaikus, tai mes jau vardinom grėsmės, ar ne? Smurtas, patyčios, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, išnaudojimas viena, bet antra, dezinformacija, visuomenės skaldimas, nuomonės formavimas, parodė ir filmus, ar ne, kuriuos verta pasižiūrėti, kaip kelia visuomenė ir vaikai, neturėdami ryšio su daugiau artimai žmonėmis, jie linkia prisitapatinti ir rastis tas grupės. Tai kur aš lenkiu? Lenkiu link to, kad gali būti, čia turbūt diskusijos klausimas ir plačios, pati nesu atsakius draudimo ar drausti ar ne, dar tikrai reikia paieškoti argumentų, bet man atrodo, kad kas yra labai labai svarbu, tai yra šviesti visuomenę, pradedant nuo vaikų, o ypatingai tėvus. Nes leidimas prisijungti, taip didžioji dalis vaikų gauna iki 13 metų iš savo tėvų. Ir tai, ką matome, kalbėdama apie visą tą informacijos srautą, kuris ateina ir pakenkimą vaikams įvykusių situacijų, tai tėvai dažnai kreipiasi arba patys vaikai, kurie dar neturi 13 metų. Patyčios, seksualinis smurtas, nuotraukų siuntimas, dalinimasis, tam tikras išnaudojimas ir panašiai. Vaikai neturi 13 metų, tiek smurtautojai vaikai socialiniuose tinkluose, ar keldami video, ar elgdamiesi, tiek ir tie, kurie nukentėjo, jie neturi, bet jie yra socialiniuose tinkluose neturėdami 13 metų. Tai tas laikotarpis nuo 13 iki 16 jis yra svarbus, bet reikia taip pat dėliojant visą tą procesą, sakyčiau, būti labai atsargiems, nes kai paleisim nuo 16 metų, tai informacija gali irgi užplūsti ir tas pyktis negalėjimo prieiti, gali turėti irgi tam tikras pasiekmes. Tai visuomet, tie draudimai, gali turėti įvairių pasiekmių. Bet man dar noris vis grąžinti prie visuomenės švietimo ir tėvų, tikrai ne veltui yra uždėtas 13 metų, tas limitas, nes vaikai pagal savo raidą
tikrai jau nėra pajėgus atsirinkti tą informaciją ir ją disponuoti, kuri yra socialiniuose tinkluose. Aš jau, nevardinu Facebook, čia jau nėra tos platformos, bet TikTok ir visi kiti priklausomybės, įnikimas, informacijos padavimas, tai yra labai labai dėl to, pradinis, tas etapas, kuris buvo uždėtas ir skaičiuotas, tai buvo 13 metų, 13-16, tikrai yra ir brandesnių vaikų, ir nebrandesnių, tai galima diskutuoti, bet 13 tikrai turime laikytis, ir išlikti principingi. Ir turbūt čia didžiausias susitarimas yra bendruomenėse, susitarimas mokyklose, nes aš stebiu ir savo, beveik jau paauglio laiką praleidžiamą internete ir aš sakau, žiūrėk, Simonai, buvo apie valandą, dabar jau 2. Ir jis sako, mama, mes tiek susikūrė tų grupsų, kad aš negaliu juose dalyvauti, aš turiu atsakyti ir būti aktyvus, aš iškrentu, aš tada ateinu ryte ir klasė mano jau kitur nukeliavus. Tai tas yra labai svarbu. Kita, kuris mintis pabėgo, tai viena tas 13 metų, kitas diskusijos grįžti prie mokyklos bendruomenių, paminėjau mokyklos, kol kas įstatymas keliauja ir tam tikros rekomendacijos, bet tikrai labai skatinu mokyklas diskutuoti ir atsisakyti telefono naudojimo mokyklose išvis, nepriklausomai nuo amžiaus. Esi mokykla, ar tai yra pradinė mokykla, ar tai yra progimnazija, ar gimnazija, ir vaikams grįžti tikrai prie gyvo bendravimo. O trečia, kadangi mes jau esam su žiniasklaidos atstovais, tai man noris ir kadangi buvo pakviesta kaip 4. valdžia, tai man kažkaip vis dar noris grįžti prie tos diskusijos, aš taip girdžiu prie turinio, bet man taip noris grįžti prie tos, kartais gal ir provokuojamos edukacijos, sugrąžinti visus prie tos realybės, ir kadangi kalbam apie atsparumą, dezinformaciją, melagienas, tai turbūt taip noris, aišku, vaikai, kaip ir kalbėjom, nelabai naudosi, bet tos tėvus taip šviesti suaugusius žmonės, to kritinio mąstymo, atpažinti tą dezinformaciją ir panašiai, pradedant nuo rasių, nuo religijų, nuo supriešinimo, nuo amžiaus grupių supriešinimo, tai visos tos temos jos tikrai yra labai labai svarbios. Tai dar norisi ir šitą padiskutuoti, kaip galima būtų nušviesti daugiau ir kokiu turiniu paduoti. Uždrausti socialinius tinklus, Ilma, lygiai tas pats būdas, čia nėra kito, šviesti, uždrausti. Čia apie tėvus aš turiu omeny, ir atimti telefonus namuose. Taip. Irgi mintis. Vienintelis būdas. Čia vienas paleisti dėžutės. Nuo to reikia pradėti, paskui jau galim dėl vaikų kalbėti, nes tėvai burbuluose tokiuose, kad jau ten negrįžtamai. Ir tikrai ir diskusijos mokyklose, kalbant su mokyklomis, tikrai ir pati, ir susitinku savivaldą, važiuoju, kalbu ir savo kolegom, ir politikais, ir sako, pagrindinis klausimas, kurį kelia dėl atsisakymo telefono naudojimo, tai ne vaikai, tai tėvai kelia klausimą turbūt iš savo nesaugumo, kaip aš pasieksiu savo vaiką, pavyzdžiui, 3 pamokoje per matematiką, kiek jis gavo iš kontrolinį. Tai to švietimo turbūt... Kaip aš pakontroliuosiu, kitaip sakant. Ar 8, ar 10, ar 7. Bet čia yra paradoksas labai įdomus. Vaikas visapusiškai prižiūrimas, ar ne, per išmaniuosius įrenginius. Kontroliuojamas. Gerai, aš pašvelninau tą apibrėžimą, kad nebūtų pykčio bangos. Bet į tą internetą, tai mes bet kaip, bet kur patys įduodam telefoną, sėdėk, ką nori, tą žiūrėk. Tai ten nereikia prižiūrėti, nes gal taip patogiau. Aš tik paskutinį pasakyti, aš 90% įsitikinusi, kad didžioji dalis tėvų realiai neįvertina vaikų laukiamų grėsmių socialiniuose tinkluose ir visoje skaitmeninėje erdvėje. Jie realiai neįvertina. Mano vaikas namuose, jis yra saugus, aš ruošiu vakarienę, čia kažkoks procesas vyksta, bet kad mergaitė ir buvo bylų, kad jinai gavo seksualinio turinio žinučių ir turinio ir vizualo, aš neatsimenu, ar nuo 8 metų ar kelių, ir irgi buvo ėjo bylos ir su Meta, kad tas turinys, kuris ateina saugiai vaikui būnant už sienos, tai tas vaikas anaip tol nėra saugus. Ilma, ar jūs įsivaizduojat dar visai taip trumpai ir tada Rasa dar norėjo pakomentuoti, ar jūs įsivaizduojat panašias bylas Lietuvoje, ką mes matėm čia dabar? Taip, tikiuosi. Ir gal tada kažkaip grįžt. Man atrodo, kad tos informacijos taip trūksta. Galbūt institucinis kažkoks kreipimasis, nes labai dažnai tokios korporacijos kaip Meta, tai ten kažkokio vieno žmogelio paprasto pasikreipimo neužtenka, arba tai turi būti kažkas labai, ką Jovita pasakoja, tokie labai ryškus atvejai. Ar tai gali būti kažkoks, sakykime, institucinių lygių iniciatyvos tam tikros, kaip jūs manot? Gal ir galima svarstyti, dabar taip, drąsiai nedrįsčiau teikti, bet... Po galvą sakė ne. Nebent per
ES institucijas kaip jungtinės, nes netgi skaitmeninio mokesčio visiškai kitas failas, bet yra apmokestinimas šitų socialinių tinklų. Matos, kad jis nejuda, nes galiausiai tai atsiriamia ir į geopolitinius dalykus, kad Europos su Trumpo dabar pyktis, žinai, tai mūsų institucijom irgi pabandykit dabar iškelti bendrovės, kuri yra Amerikos didelė bendrovė, apmokestinimą arba bylą kažkokią Lietuvoje, taigi iš karto nueisim iki visai kitokių temų diskusijų. Žinai, Taip, turint omeny, kas aplink Amerikos prezidentą, tai tikrai taip. Rasa, prašau. Aš turėjau porą tik tai argumentų dar gimė dėl draudimo poreikio ir kad valstybė turi įsikišti iš tos dalykus, bet pabaigsiu Ilmos minčiai. Man kilo vienas prisiminimas, Delfi kaip tik turėjome knygą elektroninę Nerimo karta, berods vadinasi, labai garsi knyga. Baisi knyga. Baisi ir garsi. Skaityti ją tiesa. Toje knygoje yra labai gera citata, kad mano mama rūpinosi, kad suvalgyčiau 5 spalvų vaisių ir daržovių per dieną. Bet jinai nežinojo, kas vyksta mano telefone. Tai čia visiems mums labai geras priminimas ir skambutis, kas negirdėt, neskaitėt, rekomenduoju knygą. Bet aš apie valstybės draudimą. Tai aš pagalvojau kitą pavyzdį, kad mes apeliuojam į tėvų švietimą, atsakomybę ir taip toliau. Aš net nebejoju, kad visi rūkantys žmonės žino apie rūkymo žalą, bet tai visiškai nekaip neveikia jų elgesio. Tai lygiai taip pat ir negalim apeliuoti nei į vaikų sąmoningumą ir nuo to, kad tėvai nuo ryto iki vakaro rodys pavyzdį ir kalbės. Na vis tiek yra smalsumas, vaikas dar vystosi. Čia, žinot, man toks palyginimas kilo su paaugliais ir socialiniais tinklais, tai tas pats kaip vesti 3-metį arba 4-metį į darželį iš namų, o palei kelią stovėtų įvairiausių saldainių pardavėjai. Ir tu visą laiką sakai, kad žinai, cukrus nesveika. Jis viską žino, kad cukrus nesveika, kad reikia valgyti košę ir taip toliau. O jam vis siūlo vis kitokias spalvos saldainį ir visą tą kelią, kol tu eini ir sako, žiūrėk, čia toks, o čia violetinis, o čia dar kitoks. Tai tai čia tėvų atsakomybė visą laiką sakyti, kartoti klykiančiam vaikui, kad žinok, čia nesveika tie saldainiai, negalima, einam toliau užsimerk. Ar ir valstybės reguliavimo klausimas, kad gal tokie pardavėjai neturėtų stovėti pakeliui į darželį? Jeigu mes įsivardinam, kaip man atrodo, Jovita čia minėjo, kad tai yra didelis kazino virtualus, ar ne? Labai viskas aišku pasidaro. Ir čia dar apie Nerimo kartos knygą noriu paminėti, kad Jonathan Haidt, man atrodo, jeigu nesuklysiu pavardės, jisai buvo vienas iš liudytojų Jungtinėse Amerikos tose bylose. Ir ten liudytojai buvo ne tik tai nukentėjusiai, bet buvo ir tie whistleblowers iš pačių kompanijų, kurie išėjo, kurie dalyvavo, kuriame tose algoritmai ir kurie žinojo, kad tas rizikas, kurie žinojo, kaip sąmoningai tie algoritmai kuriami. Ir būtent čia jau tas žinojimas tada jis eina taip, ne į asmeninio žmogaus atsakomybę, bet tada žinojimas ateina iki reguliuotojų, iki valstybės ir tada valstybė sprendžia iš tikrųjų, kokie tai yra mechanizmai bendruomeniniai, kokius mes bendrai priimam, kad neužkrauti tos atsakomybės ant vaikų ar ant tėvų ir kaip tam visam irgi, čia susisieja įdomiai su tą draudimu, kad iš tikrųjų mes uždrausdami socialinės medijas, mes tam tikrą prasme irgi nuimam atsakomybę nuo platformų. Nes mes, taigi suaugusiai, patys irgi patiriam tas pačias pasiekmes algoritmų, ar ne? Tai... Man dar labai trumpai, čia buvo vienas iš tų tokių naujos informacijos, tai nėra nauja, bet pas mus nauja, patikimo pranešėjo statusas, kas ar ne, mes įsidieginėjom šitą sistemą, kaip tai gali pakeisti situaciją jūsų manymu, Jovita? Tai keičia situaciją būtent nelegalaus turinio atveju, tai priverčia platformas labiau reaguoti ir iš tikrųjų didina jų atsakomybę. Tai nesprendžia tiesiogiai visų algoritmų problemos ir dezinformacijos, tai aš manau, kad vis tiek skylė yra didžiulė, tai tikrai turim daryti ir turim naudotis šituo statusu, bet, vėlgi, man atrodo, kad tai nebus tas silver bullet, kuri viską išspręs. Bet vis tiek dar papildomas įrankis vaikų linija, kadangi jis įdeginėja, jūs jau numatė, kaip tas viskas atrodys, gal galit pakomentuoti? Ateikit arčiau, gerai, noriu girdėti ir tie, kurie klauso trumpai. Labai pilka zona, per kiek laiko įsipareigoja pačios platformos atsakyti. Tai mes vis dar dėliojamės procesą, bet taip pat įdomu girdėti ir jau vykstančias praktikas. Praktikos dar neturite, ar ne? Ne, mes gavome tik šį mėnesį statusą, tai viskas tik pradžioj.
Ačiū ir gerai, jau kadangi laikas baigėsi, dar bus galima pratesti prie kavos šitą pasikalbėjimą. Dar noriu Vilūnės paklausti, kurią prieš tai Vėjūnę kažkodėl pavadinau, tai atleiskit, kad jūs perkrikštėjau. Taip, Vilūnė. Tyrimų prasme, ar galim, pavyzdžiui, atsakyti, kas labiausiai veikia ugdant kritinį jaunimo mąstymą? Nu, va čia yra įvairių sričių atstovai, ne, kurie visi gali daug padaryti, bet gal reikia žinoti, o kam labiausiai imlu tas jaunas žmogus, kam jisai imlus ir ką jis labiausiai užfiksuoja, pastebi ir taip toliau. Čia gal reikėtų daugiau ne žiniasklaidos tyrimų, bet ir apklausų, ir pačio jaunimo, ir vaikų. Mes galime pasakyti, kokios temos plačiausiai sklinda, kas jau iš esmės suponuoja, kad jos yra įdomios ir auditorijai įdomu tą matyti, dėl to daugiausiai tos informacijos ir pasklinda. Tai ypač socialiniuose tinkluose, kai matome, kuo dalinasi, tačiau tie pasidalinimai socialiniuose tinkluose taip pat priklauso vyresniai auditorijai. Mūsų vaikai, jiems ne tik Facebookas jau yra nesąmonė, Instagramas, taip pat jau jaunesniai vis tiek visiškai kitose platformose sėdi, tai reikėtų daugiau tyrimų būtent tų platformų, kur ir yra tas pats mažiausias vaikas. Tai kitaip sakant, amžių reikia jau čia pradėti žiūrėti, nuo kokio amžiaus vaikas pradeda naudotis ir kur. Donatai, norit pridurti? Taip. Kai klausiausi kitus pranešimus, pasižiūrėjau, ką mano vaikai vakar matau telefone, tai ir apie tai vis daugiau kalbėsime, nuo socialinių tinklų pradėsim kalbėti apie dirbtinio intelekto programėlės ir maniškis vakar 45 minutės kažką veikia tenai, reiškia pamokas, ruošęs, jo. Tai ir vat, kalbant jau apie kritinį mąstymą, ne, tai kokie naratyvai pateikiami tenai ir jau tą žinom, kad tai irgi nėra neutralu. Tai kaip ir už algoritmų stovi komandos žmonės, už šitų priemonių dirbtinio intelekto stovi taip pat žmonės ir klausimas užduotas Lietuvoje, tas pats visai kitokio atsakymo susilauks, jeigu bus užduotas Rusijoje. Ne? Tai ir kaip dirbtinio intelekto programėlės atsakymai, kuriami, tarkim, apie lietuviškos istorijos naratyvus, apie geopolitiką ir ką mūsų vaikai skaito, tai yra didžiulis klausimas ir čia gal ir saugumo yra atstovo, ne? Tai yra kaip mes apmokome dirbtinio intelekto įrankius lietuviškų teisingų pozicijų ir panašiai. Tai va čia dėl kritinio mąstymo labai gera tema nauja ir aš manau, kad vis daugiau bus dėmesio centre šitą. Antroje dalyje bus nesvietiškai įdomus pranešimai būtent iš saugumo struktūrų apie verbavimą vaikų, kur irgi labai svarbi ir jau tokia sudėtinga labai tema. Tai pasiklausykit būtinai, rekomenduoju. Rasa, labai trumpai ir dar noriu Jovita. Tai reaguojant į Donato pasakymą, tai dėl to Lietuva turi investuoti į savo kalbos modelį, kaip padarė Norvegija, nusipirkusi visų žiniasklaidos priemonių archyvą. Taškas. Jovita, taškas. Iš tikrųjų, dirbtinio intelekto įrankiai tampa viena irgi iš svarbių informacijos gavimo priemonių. Tai neseniai žiūrėjau tyrimus. Lietuva ten nebuvo įtraukta, bet pasaulinis standartas yra, kad jau dabar apie 7-9% žmonių gauna informaciją iš dirbtinio intelekto įrankių. O mūsų nedraugiški kaimynai labai smarkiai investuoja į kūrimą vėl tos labai pigios ir būtent visokių duplikuotų, netikrų portalų, kurie kuriami būtent tam, kad skleistų informaciją ir apmokytų tos dirbtinio intelekto modelius. Ir čia yra toks Pravda Network, turbūt žinomas, ten yra 1000 straipsnių sukuriamas su dezinformacijos naratyvais ir tada jau jie atsiranda dirbtinio intelekto atsakymuose. Tai mes planuojam padaryti tam tikrą vertinimą, būtent tų dezinformacinių naratyvų, skirtingų dirbtinio intelekto įrankių, skirtingų naratyvų, skirtingų, pasukimų, kaip paklausi, kokį atsakymą gausi, iš kokios platformos. Tai kad įsivertinti ir tada galbūt ir imtis kažkokių rimtesnių sprendimų.